Iškint. Ką darysim? Reikia išsiaiškinti. Leisk man. Gerai. Labadiena, ponė. Sveika. Mes ieškom Roko. Šiandien kalbėjau su kažkokia Josefina. Gali būt? Čia aš tu sesutė? Taip, aš jos sesuo. Klausyk, Rokas tu ateis. Sakė, kad savaitgaliais dirbs dvigubą pamainą. Atsiprašau. Gerai. Klausyk, jeigu jis mane apgaudinėja su šitą senę, aš mirsiu. Ne, tikrai ne, bet matyt, jis čia dirba. Taip, bet nesuprantu, kodėl meluoja. Jeigu čia dirba, kodėl sako, kad eina žaisti pokerį su draugais? Vis tiek kažkas slepia. Taip, nežinau. Mergaitės, jeigu norit, galit čia palaukti? Ne, palauksim lauke. Norim jį nustebinti. Nesakykit, kad buvom atėjusios. Kaip norit, viso gero. Nebarkit manęs, Jose, nepatikėsit? Žadintuvas sugedo. Padovanosiu tau gaidį, kad daugiau nepramiegotum Rosyje. Dabar suprantu, kodėl jis meluoja. Čia aš. Ką čia veiki? Taip mane sutinki? Nepyk, ką čia veiki? Tikrai mane, kad būtent dabar tave paliksiu? Džiaugiuosi, kad grįžai. Ką veikiai? Galvojau apie savo tėvelį. Eikš. Atsisėskim ir kartu pagalvokim. Gerai? Geras šalia tavęs pabus. Taip, bet tau reikia eiti, Pablai. Jeigu atsikels mano mama ir pamatys, kad neišėjai, mums bus galas. Ne, jeigu atsikels, pasakysim, kad ką tik atėjau. Ne, kelkis, Pablai. Kodėl? Aš irgi noriu išlydėti Martiną. Nepyk, bet aš noriu viena jį palydėti. Bet to jei tavo tėvas sužinos, bus blogai. Gal turi teisę? Susitiksim mokykloj. Negaliu patikėti, kad mes kartu. O aš galiu. Vos tave pamatę supratau, kad būsim kartu. Susitiksim mokykloj. Lauksiu tavęs. Niekur neėjai, nes pasilikai su Marisa. Ką tik pasakiau. Visai nepailsėjot, visą naktį. Tu puikius formos. Ką? Mes visą naktį kalbėjom. Ne, eik savo. Rimtai, jūs apie nieką kitą negalvojat. Visą naktį prakalbėjom. Jei labai liūdna, tikriausiai nežinot, kad Martinas išvažiuoja į pietus. Ką? Negali būt. Kada? Dabar, tikriausiai jie jau stoty. Ne, negali būt. Tikrai Rudi, jis čia neturi darbo. Ką jam daryti? Negali būt. Jokio darbelio. Esu tikra, kad jis ten dirba dėl tos merginos. Tikrai, tikrai. Nežinau, Vika, bet man atrodo, kad nereikėjo jo kišenės raustis ir ten, kur jis dirba. Labai blogai padarėjai, reikėjo jam pasakyti. Kaip man jam pasakyti, jeigu jis neprisipažino, kad ten dirba? Gal nieko nesakė, nes jo namuose trūksta pinigų, gal jam gėda? Ne, žinau, kad jo namuose pinigų netrūksta. Iš kur žinai? Bet to jis man meluoja. Žinau. Pasikalbėk su juo, pasiūly kartu paieško darbo. Pažiūrėsim, ką pasakys. Gerai. Ateina. Iki. Labas. Labas. Sveikas, mielasis. Gagbučki, kaip laikės? Gerai. Kodėl tavo draugė išėjo mane pamačiusi? Nemėgsta manęs? Ne, nuėjau susišukuot. Klausyk, pagalvojau ir man kilo gera mintis. Karštą galima? Imk, mano tėvelis grįžo. Taip. Gali bet kada vėl paprašyti pinigų. Ne. Dabar? Taip. Nemanau, ne.
Man atrodo, kad paprašys. Klausyk, gal einam kartu kokiam nors bare padirbėti? Užsidirbtume pinigų, jeigu kartais paprašytų. Suprantu. Ne. Suprantu, bet nenoriu kalbėti apie darbą. Tuoj vasarą ateis, merginos pradeda puoštis, toks gražus metas. Prie ko čia tos merginos? O tu man apie darbą kalbėjai. Ne už ką. Gal nori sumuštinio ar kokteilio? Ar vasarą atvažiuosi manęs aplankyti? Prižadi? Galiu atvažiuoti su Pablu? Žinoma, gali atvažiuoti su Pablu dukrelė. Labai džiaugiuosi, kad kovoju už savo jausmus. Labai myliu Pablą. Žinau, kad vieną dieną man padovanosit anūkėlių. Dar ne dabar, nes esat labai jauni. Bet tokia diena ateis. Būk atsargi, dukrelė. Nepamiršk to, ką tėvelis tave per tą laiką išmokė. Gerai? Martinai, nupirkau tau žurnalų, vandens, sausainiukų. Ar šitus mėgsti? Ačiū. Net vienkartinių nosinių. Gerai, gerai. Kam varginės? Nereikėjo. Tėveliai, kelionė ilga, reikės užkast. Pranešame, kad tuo išvyks autobusas į San Carlosą Bariločę iš 10 kelio. Čia paskutinis pranešimas. Mano. Taip. Man jau metas, dukrelė. Būk atsargi, dukrelė. Saugok save. Aš labai tave myliu, mieloji. Labai myliu. Saugok savo mamą, gerai? Ir savo bendraklasius, kurie tave labai myli. Dieve mano. Nuvykęs iškart paskambinsiu. Sonia, noriu tau už viską padėkoti. Labiausiai už tai, kad taip stengiais dėl mūsų dukrelės. Tave irgi kviečiu apsilankyti kitose. Gerai, gerai, dar kokį kartą susiskambinsim. Taip, taip. O gal net kasdien. Taip geriau. Būkit geros. Saugokit vieną kitą ir mylėkit kaip iki šiol. Gerai? Visą. Visą. Neverk, mažutė, neverk, saulelė. Pavėlavau? Labas. Jau išvažiavo? Taip. Gal į mokyklą nuvežt? Ne, nueisiu su Habiu. Einam kartu? Gerai. Eik, nesirūpink. Gerai. Viso mama. Labai tave myliu, saulelė. Saugok ją. Gerai. Atėjau pabūti su tavim, bet tik kaip draugas. Gerai. Kas tavo atsitiko, Habi? Ai, įsipjoviau, skusdamasis. Parodyk. Tiesą sakant, Pablas mane primušė. Ką? Taip, atėjo iš manęs pasišaipyti, sakė, kad jis laimėjo kovą ir tave, o aš jam pasakiau, kad tu ne koks trofėjus. Tada jis supyko ir puolė mane mušti.